Sveiki. Šiandien gilinamės į temą, kuri, vienaip ar kitaip paliečia kiekvieną. Ką iš tikrųjų reiškia būti savarankišku suaugusiuoju? Atrodo toks paprastas klausimas, bet atsakymai gali būti labai skirtingi. O mūsų šaltiniai šiandien siūlo neįtikinoji detalų ir, sakyčiau, gana griežtą atsakymą. Taigi, ką mes turime ant stalo? Tarsi dvi medalio pusės. Viena tai išsami, punktas po punktą sudėliota instrukcija, paimta iš knygos. Joje 10 praktinių įgūdžių, nuo to, kaip išsvirti sriobą, iki to, kaip elgtis teismo procese. Rimtai? O kita pusė – trumpas, bet neįtikinai koncentruotas tekstas. Jis atskleidžia visos šios sistemos filosofiją. Ir, perspėju, ji gana negailestinga. Būtent. Ir mūsų misija šiandien, man atrodo, yra ne tik peržvelgti šį sąrašą. Reikia suprasti, kokį žmogaus modelį jis, konstruoja. Kokie yra tie pamatiniai savarankiškumo ramščiai, pasak šių šaltinių, ir svarbiausia, kokia ta varomoji jėga, kodėl sieja visus šios atrodytų skirtingus gebėjimus. Manau, čia ir slypi visas įdomumas. Gerai, tuomet pradedam. Šaltiniai startuoja nuo pačių pamatų, nuo asmeninės autonomijos. Pirmas dalykas – gebėjimas save pamaitinti. Bet čia kalbama ne šiaip apie sumuštinių sustepimą. Tikrai ne. Sąrašas stebėtinai konkretus. Gebėti pagaminti 10-15 bazinių patikalų, planuoti meniu, efektyviai apsipirkti, naudotis peiliu, keptuve. Net pabrėžiama, kad privaloma kasdien po gaminimo susitvarkyti. Kodėl toks detalumas? Ar čia nepasitikimas žmogumi? Man atrodo, čia esmė ne nepasitikėjimas, o sistemos kūrimas. Tai ne apie maistą kaip malonumą. Tai apie maistą kaip funkciją, kaip bazinio poreikio užtikrinimo sistemą, kuri veikia, be trikdžių ir yra visiškai tavo kontrolėje. Supratau. Jei moki pagaminti 15 patiekalų, tu niekada nebusi priklausomas nuo kavinių, pristatymo programėlių ar kitų žmonių malonies. Tu esi autonomiškas maitinimosi prasme. Tai pirmas nepriklausomybės lygmuo. Asmeninio gyvenimo logistika. Taip. Panaši logika regis taikoma ir kitam punktui asmeniniai higienai. Ir vėl, sąraše ne šiaip parašyta būk švarus. Pabrėžiamas reguliarus prausimosi, plaukų kirpimo ir skutimosi grafikas. Taip. Gebėjimas suprasti, kaip ir kada skalbti drabužius patalinę. Atrodo, tai temos iš paauglių auklėjimo vadovėlio. Kodėl tai taip svarbu suaugusiojo apibrėžime? Nes be šito visa kita tiesiog neturi prasmės. Bet įdomiausia, kad šaltinyje visų šitų, pavadinkime, buitinių punktų pamatas yra dar kai kas kita. Pats pirmasis esminis punktas yra asmeninės pajamos. Tos, kurios padengia bazinius poreikius. Aha, cituoju tiesiai iš šaltinio. Galima būti kiek nori protingu, bet jei tavo darbas neapmokamas, tu nesi autonomiškas suaugęs, o išlaikomas vaikas. Oho, tai labai tiesmukas bekompromisis požiūrius. Vadinasi, visa ši asmeninė tvarka, maistas, švara yra tiesiog fasadas, jei už jo nestovi tavo pačių uždirbti pinigai. Tiksliai. Pinigai čia matomi ne kaip prabangos, o kaip laisvės įrankis. Be asmeninų pajamų net ir tobulai išvalyti namai ar pagaminta vakarienė tai yra išlaikytinio veikla. Supratau. Taip, ir matome aiškę hierarchiją. Pirmiausia, finansinė nepriklausomybė. Ji įgalina visą kitą gebėjimą save pamaitinti, apsirengti ir palaikyti tvarką. Tai ne šiaip namų ruoša, tai asmeninės tvirtovės pamatai. Gerai, vadinasi, pirmas etapas susikurti tokią nepriekaištingai veikiančią asmeninę bazę. Esi sotus, švarus, mokus. Bet juk savarankiškumas neegzistuoja vakuume. Kaip šis idealus suaugusysis turėtų elgtis išėjęs už savo tvirtovės vartų? Taip, ir čia prasideda perėjimas nuo asmeninio išgyvenimo prie veiksmo sudėtingesnėse sistemose. Štai, pavyzdžiui, būstas. Į sąrašą įtrauktas ne tik gebėjimas jį rasti, bet ir vesti dėrybas dėl nuomos, organizuoti persikraustymą, bendrauti su komunalininkais. Net atlikti smulko remontą. Taip, bet man labiausiai į akis krito vienas punktas – bekonfliktiškai gyventi su nepažįstamais žmonėms. O taip.
Tai be galo praktiškas ir, sakyčiau, dažnam sunkiai įkandamas įgūdis. Socialinį etiketą, apie žaidimo taisyklių supratimą. Viskas yra dalis to paties gebėjimo naviguoti sistemose. Ar tai būtų bendrabučio virtuvė ar valstybinė įstaiga. Turi suprasti taisyklės ir efektyviai veikti. Taip, tas sistemų išmanimas tęsiasi ir toliau. Kitas didelis blokas – transportas. Ir vėlgi, tai ne tik vairuotojo pažymėjimas, akcentuojamas gebėjimas planuoti keliones, gauti vizas, pirkti bilietus. Ir orientuotis. Būtent. Savarankiškai orientuotis didžiuliuose oro uostuose ar traukinių stotise. Reikalaujama patirties keliaujant viskuo nuo miesto autobuso iki tarpžemyninio lėktuvo. Iš esmės reikalaujama gebėjimo atsidurti bet kurioje pasaulio vietoje be išorinės pagalbos. Čia logika labai aiški. Pasaulis didelis ir sudėtingas. Jei tu negali jame laisvai judėti, tavo autonomija yra ribota. Bet ši logika eina dar toliau ir tampa dar rimtesnė. Pavyzdžiui, finansai. Taip. Kalbama ne tik apie taupimą. Turi suprasti banko sąskaitų veikimą, mokesčių sistemą, kreditų esmę. Viską. O tada saugumas. Ir čia šalia išgyvenimo gamtoje ar pirmosios pagalbos atsiranda labai netikėtas punktas. Kuris būtent? Gebėjimas suprasti valstybės institucijų, teismų, policijos, armijos veikimo principus. Šaltinyje netgi paminėta frazė patirtis teismo procesuose kaip svarbus įgūdis. Palaukite, patirtis teismo procesuose. Tai skamba gana ekstremaliai kaip bazinis gyvenimo įgūdis. Ar čia turima omeny, kad kiekvienas savarankiškas žmogus turėtų būti bent kartą teisiamas? Nemanau, kad tiesiogai. Greičiau tai reiškia, kad savarankiškas žmogus turi suprasti, kaip veikia galios mechanizmai. Aha. Turi žinoti ne tik parašytas, bet ir nerašytas taisyklės. Teismas čia yra kaip pavyzdys sistemos, kurioje teorinės žinios be praktinio supratimo yra bevertės. Tai atskleidžia giluminį požiūrį. Būtent, savarankiškumas tai ne tik gebėjimas pasirūpinti savimi, bet ir gebėjimas efektyviai veikti pagal visuomenės ar valstybės taisyklės, o prireikus ir apsiginti toje sistemoje. Tai pasaulio išmanimas be rožinių akilių. Tiksliai. Suprantama. Vadinasi, pasaulis matomas kaip sudėtingų sistemų visuma, kurias reikia išmokti nulaužti, arba bent jau efektyviai jomis naudotis. O kaip dėl pačios sudėtingiausios sistemos? Kitų žmonių. Kaip šaltiniai apibrėžia socialinę sąveiką. Yra skirelis etiketas ir tradicijos. Čia kalbama apie būtinybę suprasti elgesio logiką tipinėse situacijose. Vestuvėse, laidotuvėse. Taip, verslo susitikimuose, taip pat konkrečiai paminėtas derybų vedimas ir pardavimai. Bet labiausiai nustebino punktas apie intymius santykius. Taip, jis formuluojamas labai techniškai. Būtent. Skirelis seksas apima ne tik fiziologiją, kontracepciją ar lygų išmanymą. Jame tiesiai šviesiai įvardinami tokie dalykai kaip santykiavimo su priešinga lytim įgūdžiai, pažinčių algoritmai ir tarplytinė psichologija. Pažinčių algoritmai. Pažinčių algoritmai skamba kaip iš programuotojo žodyno, o ne iš patalimo apie meilę. Ir šis žodžių pasirinkimas yra neįtikėtinai iškalbingas. Jis atskleidžia visą požiūrį, žmogiškie santykiai, net ir patys intimiausi. Čia matomi kaip sistema, su savo taisyklėmis, kintamaisiais ir, nuspėjamais rezultatais. O jausmai? Atrodo, kad jausmams, spontaniškumui ar romantikai paliekama labai mažai vietos. Svarbiausia perprasti žaidimo taisyklės ir efektyviai jas taikyti siekiant norimo rezultato. Tai labai šaltas, pragmatiškas požiūris. Atrodo, kad viskas nuo sriubos virimo iki santykių kūrimo yra tiesiog įgūdis, kurį galima išmokti, ištreniruoti ir optimizuoti. Taip. Viskas yra sistema, kurią reikia išanalizuoti ir joje laimėti. Tai puikiai dera ir su pačioje pradžioje minėtais profesiniais įgūdžiais, gebėjimu daryti prezentacijas, suprasti įmonės hierarchiją, laikytis susitarimų. Viskas susiveda į vieną. Tiksliai. Tiek darbe, tiek asmeninėme gyvenime tu esi veikėjas, kuris turi perprasti aplinką ir joje pasiekti savo tikslų. Gerai, mes įsnarpliuojame visą šį milžinišką praktinių įgūdžių sąrašą. Nuo A iki Z. Tai primena pasirengimą išgyvenimo misijai. Bet čia, natūraliai kyla pats svarbiausias klausimas. Kam? Kokia viso šito milžiniško darbo, šios geležinės disciplinos prasmė? Koks galutinis tikslas? Ir štai čia mes prieiname prie antrojo šaltinio. To trumpos, bet neįtikėtinai galingo teksto, kuris viskam suteikia prasmę ir kryptį.
Jis veikia kaip visos šios sistemos variklis. Taip. Tekste teigiama, cituoju, pagrindinė auklėjimo užduotis – išmokyti labai stipriai norėti ir siekti tikslo per pralaimėjimus, be pagudos medalių už pastangas. Jokių pagodos medalių? Jokių. Tai jau savaime stipru. Ir tęsiama toliau – siekti to, kas iš tiesų vertinama realiame pasaulyje, o ne dirbtinėje darželių, mokyklų, universitetų ar korporacijų aplinkoje. Šis supriešinimas tarp realaus ir dirbtinio pasaulio. Jis esminis. Taip. Bet labiausiai sukrečianti yra pabaiga. Autorius apibendrina, kad reikia mokyti parduoti, planuoti, žinoti savo interesus, metus fokusuotis į vieną dalyką ir, cituoju, kai tai neišvengiama eiti per galvas. Štai, eiti per galvas. Šie žodžiai akimirksniu perkelia visą diskusijos svorio centrą. Iš klausimo, ką daryti, mes pereiname prie klausimo, kodėl daryti. Tai tiesa. Visa ta didžiulė įgūdžių dėžė, kurią aptarėme nuo mokesčių deklaravimo iki gebėjimo dėrėtis, pasirodo, tai yra tik įrankiai. Įrankiai skirti negailestingam tikslo siekimui. Būtent. Pagrindinis tikslas, kaip nurodo šis šaltinis, yra išugdyti nepalaužiamą vidinę motyvaciją, atsparumą ir gebėjimą siekti tikslų, kurie turi vertę realiame pasaulyje. Ir tas pasaulis, kaip matome, yra konkurencingas ir ašierus. Taip. Šis požiūris yra visiška priešingybė populiarioms idėjoms, tokioms kaip sek savo aistrą. Arba svarbiausia dalyvauti, o ne laimėti. Ar tiesiog būk geras žmogus. Tiesa, čia akcentuojamas ne procesas, o rezultatas. Negailestingas efektyvumas, ambicijos ir gebėjimas laimėti. Ir svarbu pabrėžti, kad mes šiuo metu nevertiname šio požiūrio morališkai. Ne, jokių būdų. Tiesiog bandome jį kuo tiksliau suprasti ir pristatyti, kaip jis pateiktas šaltiniuose. Būtinai. Mūsų tikslas yra analizė. Ir ši analizė rodo, kad čia sukurta labai vientisa sistema. Įsivaizduokime žmogų, kuris visą tai valdęs, jis finansiškai nepriklausomas, fiziškai pajėgus, geba naviguoti socialinėse ir teisinėse sistemose, supranta santykių mechaniką. O viduje jis turi šį negestantį norą laimėti. Tai beveik antžmogio receptas. Taip. Taigi, apibendrinant šiandienos analizę, mus nuvedė nuo pačių žemiškiausių dalykų, kaip išsikepti kiaušininę, iki labai sudėtingos ir, pripažinkime, gana atšiaurios ambicijų filosofijos. Visiškai. Tai ne atskirų patarimų rinkinys, o vientisas planas, kaip tapti itin efektyviu ir savarankišku veikėju šiame pasaulyje. Tikrai taip. Tas ilgas praktinių įgūdžių sąrašas ir trumpas filosofinis tekstas yra dvi neatsiejamos tos pačios monetos pusės. Viena be kitos jos prarastų prasmę. Tiksliai. Įgūdžiai suteikia priemones veikti, o filosofija motyvą. Kryptį ir, sakyčiau, leidimą būti negailestingam. Visa sistema pastatyta ant idėjos, kad svarbiausia yra pasiekti apčiuopiamą, realaus pasaulio pripažintą sėkmę. Ne vidinę harmoniją, ne gerus santykius su aplinkiniais. Ne, būtent išoriškai pamatuojamą rezultatą. Labai aiškiai sudėliota. Ir pabaigai mintis pamąstymui, kurią palieka šie šaltiniai. Tekste teigiama, kad reikia siekti tikslų vertinamų realiame pasaulyje. Ir tai aiškiai supriešinama su dirbtinė mokyklų, universitetų ar net korporacijų aplinka. Taip. Tai verčia užduoti savo labai provokuojančių klausimą. Kokie įgūdžiai ar pasiekimai, kurie yra be galo vertinami viduje šių dirbtinių sistemų, pavyzdžiui, puikus pažymiai, tobulas komandinis darbas ar lojalumas įmonei, pagal šią negailestingų realizmo filosofiją galėtų būti laikomi visiškai beverčiais ar net žalingai siekiant tikros sėkmės. Ir ką atsakymas į šį klausimą pasakytų apie mūsų pačių įprastus sėkmės matus.